dėl to stengiasi užsakinėti nedideliais kiekiais gaminius. Dėl to, aišku, visą tą naštą perkelia gamintojams ir gamintojai taip pat privalo reaguoti į tai ir kad ir tai yra ilgos šimtais metrų linijos, bet jos vis tiek automatizuotos, kad nuo vienos partijos dydžio į kito. Reiškia, paprastai šis seminaras yra skirtas miškų ir miškininkystės problemų sprendimui, bet šiandien mes kalbėsim apie baldų gamybos įmonių skaitmenizavimą. Baldų gamybos sektorius yra, reiškia, vienas iš stipriausių sektorių Lietuvoje. Reiškia, ir nuo seno yra žinoma, kad mūsų šalis geba iš medienos gaminti aukštos pridėtinės vertės produktus ir su jais konkuruoti Europos bei pasaulio rinkose. Tačiau šiandien baldų pramonė išgyvena virsmo etapą. Atsiranda vis spartėjant technologiniai pažangai, atsiranda būtinybė gamybinius procesus pervesti į skaitmeninę erdvę, tai yra optimizuoti, automatizuoti ir priimti duomenimis grįstus sprendimus. Šiandien skaitmenizacija yra ir konkurencinis pranašumas, ir būtinybė siekiant efektyvumo. Skaitmenizacija leidžia taupyti energiją, leidžia mažinti atliekas, leidžia kurti aukštesnės kokybės produktus, tai individualizuoti gamybą. Tačiau šiandieninė baldų gamyba daugelyje Lietuvos įmonių remiasi individualaus žmogaus patirtimi, nors Europos ir pasaulio pavyzdžiai rodo, kad turėtų remtis duomenų analizė, dirbtiniu intelektu, reiškia. Tačiau Lietuvoje daugelį įmonių tuo dar vis nėra. Tačiau reikia pasidžiaugti, kad vis daugiau įmonių Lietuvoje diegiasi gamybos valdymo sistemas, išmanias projektavimo sistemas, automatizuotus gamybos sandėlius. Tačiau, reiškia, su šiom inovacijom reikalingos didelės investicijos ir naujos kompetencijos. Ir dabar, mano manymu, mūsų manymu, tampa labai aktualus, labai reikalingas mokslo ir verslo ryšys, kad, reiškia, priimti tyrimais, naujausiais tyrimais, reiškia, paremtus sprendimus ir kad ruošti specialistus, kurie ne tik mokėtų gaminti baldus, bet ir galėtų veikti, dirbti skaitmenizuotoje pramonėje. Kitas aspektas yra tvarumas ir žiedinė ekonomika. Tai, kaip jau minėjau, skaitmenizacija leidžia valdyti atliekų kiekį, leidžia optimizuoti įvairius, reiškia, procesus, taupyti energiją ir tokiu būdu skaitmenizacija tampa ne tik technologinė būtinybė, bet ir Europos žaliojo kurso, reiškia, siekiamybė. Taigi šiandien, reiškia, mes pakalbėsime apie skaitmenizaciją baldų gamybos įmonėse, apie tai mums papasakos šie svečiai, reiškia, apie baldų, korpusinių baldų
gamybos skaitmenizavimą mums papasakos Paulius Darvydas. Tiesa, Pauliaus šiandien su mumis nėra ir nuotoliu jis prisijungti negalėjo. Todėl atsiuntė savo vaizdo įrašą ir jį mes paleisime ir paklausysime. Reiškia, apie naujoves, CNC mašinų naujoves mums papasakos Eduardas Kuliešas, įmonės Lintera direktorius. Reiškia, apie skaitmeninės gamybos sistemams mums papasakos Renata Urbonė, UAB Esperonus, verslo plėtros vadovė, taip pat Kęstutis Urbonas, direktorius šios įmonės, apie tai, kas realiuose įmonėse veikia ir kas neveikia, kas realiai veikia ir kas neveikia, mums papasakos įmonės trukmė. Reiškia, prisistatykit, Aušra Olskienė, bet pareigų neatsimenu jau. Reiškia, ir įmonės Eigida direktorius Modestas Kierus. Tai gal pradėkim nuo to, kad paklausom Pauliaus įrašą. Sveiki, esu Paulius Darvydas iš UAB Lintera, tai skaitmeninis skyrius jaunimo vadovas. Šiandien norėčiau pristatyti temą, tai pakalbėsim apie baldų procesą, gamybos procesų skaitmenizavimą ir pliusus ir minusus, gerasias praktikas ir blogasias praktikas, ko vengti, ką naudoti. Ir tai yra svarbu skaitmenizuoti, tam, kad norėtume išlaikyti konkurencingumą jūsų įmonės ir pačio proceso efektyvumą. Tai yra nauji kriterijai, kurie reikalingi šiai dienai, globalizacijai ir skaitmenizacijos srityje ir laikotarpiu. Skaitmenizacija baldų pramonėje, tai reiškia, kad tradicinė baldų gamyba keičia duomenimis grįstą gamybą. Dėl ko prie to priėjom, baldų pramonė susiduria su iššūkiais, tai rankinis procesų valdymas, informacijos trūkumas realių laikų, gamybos terminai, taip pat reikia mažinti klaidų ir atliekų kiekį, taip pat darbo jėgos trūkumas ir jos efektyvumo didinimas. Our main interest was in being able to track our production and know where our parts are. And that's exactly what Production Manager offers. The software is relatively easy to use. Einfach zu verwendende Softwaregeschichte. The Production Manager digital job folder from HOMAG has fundamentally changed production at MS Schwan GmbH. Endless paperwork is now a thing of the past, as Production Manager brings full transparency into the processes. We always had such a big black hole before. We were never able to say straight away whether the job was currently on the edge banding machine or in the finishing process. The advantages of Production Manager are that we are distinctly more digital and that regardless of which department we're in, even in the office, we can see where the parts are and which department they are in and can easily provide the customer with feedback more quickly. For example, the company manufactures fronts for small carpenters to medium-sized businesses, resulting in a production of up to 3,000 units per week. Managing Director Philip Schwan has been looking for a system that ensures greater transparency in the company. However, the offers were too expensive and too laborious.
But then a video about Production Manager suddenly appeared on YouTube, and his curiosity was awakened. Das, was mich eigentlich auch so überzeugt The thing that really convinced me was the simplicity. The barrier to entry is incredibly low, so anyone who spends 3 to 4 hours on it can actually start and implement it right away without any problems. und gleich implementieren. Hinzu kommt, dass, sag ich mal, die Maschinen. What's more, the machine concepts are very consistent. So in the end, you create a system and everything works together. You can compare it with Apple. If I have an iPhone and take my MacBook with me, then it just works. Everything fits together. This is because Production Manager can easily be integrated into any existing production environment. The data is imported from any system, such as Excel. I receive the customer order by email. I then plan it into the batch, enter it in the Production Manager at the same time, then release it for production and perform an optimization in CutWrite. The batch is then automatically transferred to the saw. Automatisch an die Säge. This is where the component labels are produced. During the cutting process, the labels are printed at the outfeed of the saw. From this point on, the status of all parts can be tracked at any time because the machine reports each part to Production Manager. The machine operator doesn't need to do anything else. Each component is scanned on the edge banding machine. The processing progress of the parts is visible directly in Production Manager and in real time. The entry is made either automatically or manually. By scanning components and articles with a tablet or scanner, or by clicking on them, they can be reported as finished. Of course, this has already made things easier for the picking department in particular. We used to do everything on paper. We had order papers on the pallets, we had lists that had to be checked off, and the completion report was completely on paper. Today, it's digital. MS Schwann also performs a quality check during picking, and Production Manager also helps with this. Together with MS Schwann, HOMAG is developing a new comment function. This means that I can add a comment to a component in production. For example, part is defective, or check this, or something like that. And this is then transferred to another location and the comment pops up. This was implemented very quickly because HOMAG also recognized that this is a useful function. And of course, you dream a little about being able to contribute to this program design in some way, and that this review, let's say, or any improvement requests will also be addressed. Production Manager is not tied to any machine manufacturer. It can be flexibly integrated into any workshop environment. It's the perfect system for bringing transparency to the workshop and a big step toward the digital future. At present, our front production is divided into 2 segments. We have wooden front production, which already uses Production Manager. Glass and ceramic front production would be our next step at this moment. In the production of glass and ceramic fronts, we have significantly more work steps, which also requires more manual intervention, and this is where we want next to implement things. Mūsų pasiūlymas skaitmenizaciją pradėti nuo projektavimo dalies. Mes teikiame 2 skaitmeninius produktus, tai yra AIMOS ir SmartLab. Jie yra suderinami su jūsų techninė įranga. Tai reiškia, jūsų gamyba bus surišta su projektavimo įranga. Tai jūsų kuriamas produktas, gaminys, jo failas bus korektiškai pateikiami į stakles ir jūs turėsite jau šioje vietoje išsprendę ir sumažinę klaidų kiekį projektavime, gaminyje ir surinkime. Teisingas pasirinkimas taupys jums laiko ir finansų ateityje. Turėdami skaitmeninio sprendimo projektavimą, sekantis žingsnis yra įrengimai. Įrengimų yra įvairių gamintojų, specializacijos ir paskirties. Labai linktina buvo technologijos atstovauja HOMAG įrengimus. HOMAG įrengimai yra ilgalaikę patirtį turintys įrengimai ir turintis galimybę atiduoti duomenis į įvairias ekosistemas. Galite jūs į debesį atiduoti tiek lokaliai ir generuoti raportus, gamybos valdymą, atiduoti, žiūrėti savo gamybos efektyvumo rodiklius, taip pat integruoti su jūsų ERP sistema. Becoming a digital workshop is easy. You can use intelligent assistants and apps to support individual workstations in your business. Start with an assistant of your choice and add others as you need them.
This allows you to make your production process more digital step by step. If you design your furniture with SmartWalk, you can simply drag individual components into the furniture with the mouse and position them where you want them. In addition to the design details, the CAD/CAM system shows its strength in its libraries of fixtures, panel materials, and edge materials. SmartWalk creates CNC programs, parts lists, and drawings in an instant, and you can then forward them directly to the digital job folder, simply by clicking on them. As soon as a job has been transferred to the digital job folder, Production Manager, every employee has access to the parts list and drawings, from the work preparation through production, right up to the assembly area. At the same time, this web app displays the processing status of each component and the entire job. Every employee can report single parts as completed at their workstation in the workshop. The bottom line, Production Manager brings transparency to production. The job data appears immediately in the IntelliDivide cutting optimization, and you can start the optimization of the cutting patterns for your saw. Alternatively, you can enter your parts list manually, import it as an Excel file, or transfer it from your CAD/CAM or ERP system. IntelliDivide calculates several solutions at the same time, optimized for material costs, waste, or production time, for example. Select the cutting pattern that suits you. One click again, and this appears directly in the app on the tablet at your saw. When you are cutting parts, the cutting assistant gives you a constant overview of the status of the cutting pattern, which parts have already been cut. This allows you to process the cutting pattern systematically. You can print the appropriate label directly with a click. This means that each component can be clearly identified, and the label contains important information, such as the job name, information about the component, and edging or QR codes for the CNC programs. If you are using a panel dividing saw from Homog, the IntelliDivide cutting optimization can also transfer the cutting patterns from the work preparation directly to the saw. For saws from other manufacturers, a download is available as a PTX file. Many saws from other machine manufacturers on the market can import this format. If panel offcuts are created, you can reuse them during the next optimization. Both the offcuts and the available panel material are displayed on the tablet in the workshop, and you can keep an overview of the stock. It's also worthwhile optimizing the panel dividing patterns in the nesting process. The nesting assistant calculates the optimal nesting patterns automatically and places the individual components in the nest as close to each other as possible. This allows you to reduce material consumption and save costs here too. At the same time, print the labels directly on the machine and provide each nested component with all the information needed for subsequent processing. The status of all parts can now be tracked in the digital job folder. On the edge banding machine, the operator can immediately see from the label which edges are required. By scanning the QR code, the operator can report the component as complete. You also have the same advantage on a subsequent CNC. You can scan the QR code to report the component back to the app as processed, but also to load the CNC program on the machine. Where previously a lot of paper lists were completed, you now also have a digital overview during assembly. Access the necessary drawings and see which components are finished and complete for assembly or packaging. At the end, report the job as finished in the app, thereby creating transparency throughout the entire company. Homog also has a digital assistant in this area for emergency situations. If a fault message is displayed on a machine, the Service Assist app provides help. It provides proven solutions without direct support from a service employee. If no solution proposal is helpful, simply send a service ticket directly to Homog Service. All solutions can be run directly in an internet browser or as an app on your tablet. This means you do not have an effort installing software. What's more, all applications are always up to date.
Every digital assistant can be booked and used as an individual module. All HOMOG apps can be tested free of charge for 30 days. Another advantage is that all applications communicate seamlessly with each other. Interfaces to software from other providers make it easy to exchange data here as well. The digital assistants from HOMOG, easy-to-use solutions for every workstation that can be integrated individually. Atėjęs į vieną projektavimą, stakles ir suintegravę duomenų apsikeitimą, jūs turėsite vieningą procesą, stebėti galėsite savo detalės gamyboje eigą, galėsite sekti efektyvumą įrengimų, taip pat jūs turėsite galimybę ir planuoti gamybą į ateitį, nes matysite užkrovimą įrengimus. Tai priklauso visą tai vieningą ekosistemą ir duomenų apsikeitimų. Skaitmenizacija padeda tai turėti ir leidžia jums didinti savo parametrus efektyvumą ir didinti našumą, taip pat planuoti gamybą į ateitį. Yra siekiamybė kiekvieno gamintojo, gaus užsakymą, žinot, kada jis bus pagamintas. Visą tai galima gauti, naudojant teisingus kritinius sprendimus ir visą tai apjungti. Kaip pavyzdys lipdukas. Lipdukas gali būti naudojamas vienos detalės sekimui visam gamybos procese, skanuojant barkodo readerio ant CNC staklių, užkraunant dirbimo programą ir tai jau palengvins operatoriaus darbą ir jums bus aišku, kad detalė bus pagaminta taip, kaip suprojektavo jūsų projektavimo sistema. Tai gali būti vienas iš nedaugelio sprendimų, bet visą tai apjungiama. Taip pat HOMOG grupės staklės turi galimybę bendrauti debesyje, tapę ekosistemoje. Tai reiškia atiduoti duomenis į debesiją, matyti įrengimų iškrovimą, duomenų apsikeitimą su jūsų ERP sistema, atiduoti per API duomenis. Taip pat jūs galite ir atlikti optimizavimo plokščių ir visus kitus pliusus, tą, ką duoda debesyje ir Big Data analysis. Are you considering getting a new HOMOG machine? Then I have one more reason for you to do it. Right now, you get our AdPlus package for 1 year without any costs. My name is Fabian Hornstein, and I'm a product manager at HOMOG. In the next few minutes, I want to show you how you can digitally accelerate your production routine by using our AdPlus package. But what is the AdPlus package and what can you do with it? Within this package, you receive our 5 most popular apps to increase the output of your shop floor. The apps work independently from your existing IT systems and can be set up easily within 1 hour. Therefore, you're not taking any risk, you just need to try it. But which apps are included in the AdPlus package? Let's start with the machine board. If you want to check the status of your machine, you can either run from machine to machine, or you can use the more convenient route by using our app. Within this app, I can see the live status of my machines, which is perfect for machine operators that are not always in front of the machine. I can also see that this machine is right now down due to an error message. Let's take a closer look. Here our second app springs into action. The Service Assist app not only shows the error message, but suggests solutions with the required time and the success rate, and therefore I can easily choose one of the options, follow the instructions step by step, and solve the problem immediately. But there are also problems that you can't solve on your own. To get help, you can either call the hotline, or you can use the third app from our AdPlus package. The service board is fairly simple. Within just a few seconds, you can create a new service case, select your machine, write a short text to it, add some pictures if necessary, and just click the send button. Afterwards, the service technician can reach out to you, and they have the chance to, oh, sorry, just 1 second, my video diagnosis is just starting. Yeah, hello. I got a question regarding my machine. If you could just please help me. If you take a look here. After fixing our malfunction, let's take a look at the tools. Are you familiar with the situation that you're not 100% sure where your tool is? With Twinio, you can easily solve that. You can see whether the tool is in the machine, in your tool stock, or even at the sharpening service. I can also see the status of my tools, which is monitored by selected HOMOG machines. This saves me valuable time. With the fifth app of the AdPlus package, let's take a look at the bigger picture. With the MMR mobile app, I can see all important data from my HOMOG machinery, like the output. This allows me to analyze my shop floor and therefore optimize my production. As you can see, our 5 apps provide a lot of different value to your production.
You may ask yourself now, how can I get the Atlas package? And that's as easy as the apps themselves. You just need to sign the consent for tab registration and we'll take care of the rest. You just need to set your password, log in, and you can start right away. Ačiū Jums skirtą laiką, duodu žodį kolegai ir sėkmės visai konferencijai, susitikimui Verkės. Tai ačiū labai Pauliui, kad buvo šitas įdomus. Bet kadangi Pauliaus su mumis kartu nėra, tai mes jam klausimų užduoti negalim. Tai dabar, reiškia, toliau pakalbėsim apie naujovės CNC mašinų, reiškia, apie CNC mašinų naujoves. Apie jas papasakos Eduardas Kuliešas. Tai prašau, Eduardas. Beje, dėl Pauliaus prezentacijos, jei vis dėlto būtų klausimų, tai galite užduoti tos klausimus raštu, kad ir tiesiog į chatą, ir mes bandysim atsakyti. Tai kolega Paulius jau nemažai dalies pristatė apie skaitinės technologijas ir programinę įrangą. Aš pratęsiu temą būtent su jau metalų dalimi, tai būtent su pačiais įrengimais. Tai paliesiu tiesiog naujoves, kas šiai dienai yra jau įgyvendinta įrengimų gamyboje. Tai iš tikrųjų tos technologijos dar tiesa, gal turbūt paminėti, buvo toks klausimas, kaip galima pritaikyti naujas skaitmeninės technologijas seniems įrengimams. Tai gal irgi galima paminėti, tai iš tikrųjų senais laikais senosios staklės tikrai turėjo gerą bazę, tai yra sudėta, pavadinkim, daug metalo, patys įrengimai išties yra geri. Ypač, aišku, vokiečių gamintojų. Ir šiai dienai juos galima taip pat atnaujinant jų programinį įrangą, tai be abejo reikia tiesiog pagrinde keisti visą kompiuterinę dalį, nes dažniausiai seniai įrengimai turi ir senosius kompiuterius, kurie šiai dienai jau nepakelia tokių programinių dydžių. Tai tuo mes irgi galima padėti, tai yra, kad jeigu jūs įsigysite naudotą įrengimą, mes galėsime jums pasiūlyti pasikeisti įrengime programinę įrangą, aišku, kompiuterinę pačią dalį, programinę įrangą, ir jūs galėsite naudotis taip pat naujomis programinės įrangos galimybėmis. Ir o dėl pačių naujų įrengimų, tai apžvelgsime pagrindinius įrengimus, tai yra pradedant nuo pjovimo technologijų. Apie pjovimo technologijas, tai be abejo, kad anksčiau tai buvo tiesiog, jeigu tai ir buvo jau automatizuotos staklės, tai jos jau gelbstėjo mums gamyboje, tik tais jos dar nebuvo tokios gelbėjančios patiems operatoriams. Šiai dienai, kaip žinome, kad nauja karta operatorių jau ir nelabai gal ir nori suprasti, ką jie daro prie tų įrengimų. Jie tiesiog tikrai moka elgtis tiek su išmaniaisiais prietaisais, ar tai būtų planšetės ar mobilūs telefonai, ar galiausiai pats tas kompiuteris. Tačiau pačioj baldų gamyboj
viena dalis, kad mažai benorinčių suprasti, kas tai per procesas. Kita dalis, kad ir tai sudėtinga pakankamai rasti žmonių, kurie norėtų būti operatoriais ir dirbti, kad ir jau prie išmanių įrengimų. Tai šiuo atveju mūsų įrengimai gelbsti tuo, kad kompiuteryje mes matome simuliaciją ir ta simuliacija yra realiu laiku. Tai yra, kad tai, ką mes matome, tai mes realiai tiesiog atkartojame patį procesą. Vaizdo medžiagą, kaip tai viskas atrodo. Tai vėlgi, jeigu kažkas norėtų išsamiau tai ir gyvai pamatyti, tai be abejo vis tiek galima tai suorganizuoti netgi ir tikrose gamybose ir tą procesą pamatyti tai gyvai. Tai va šiuo metu, kaip ir mes matome, tiesiog operatorius stovi prie staklių, pačią programą tiesiog jis pasileidžia ir pačios staklės netgi su detalių nukrovimu. Pačios staklės rodo, kokia tai bus supėjimo korta ir koks būtent šiuo metu vyksta procesas. Kaip matome, tiesiog detalės rekomenduoja, tiksliau rodoma, kad reikės jas pasukti 90 laipsnių kampu ir atiduoti atgal į stakles. Ir mums po to rodo, kurios detalės jau išpjaunamos ir ką su tom detalėm reikės daryti. Išduodamas lipdukas arba jeigu staklėse yra automatinis lipdukų aparatas, tai operatorius gali matyti ant pačio lipduko netgi, kur jam tą detalę reikia padėti. Tai yra ant kurios nukrovimo paletės ir kuriuo eiliškumu. Truputį šitam video jau mes matėme, vėlgi papildomas pagalbinės priemonės. Tai papildomas pagalbinės priemonės jau su papildomu projektui. Tai yra, kad žmogui ne tik reikėtų susikoncentruoti į patį monitorių ir stebėti, ką ir kada jam reikia daryti, tačiau netgi pagalbinė priemonė kaip projektorius projektuoja ant pačių detalių darbo eiliškumą. Ir operatoriai vėlgi reikia tiesiog atlikti paprasčiausią rankinę funkciją, tai yra tiesiog vykdyti nurodymus projektuojamus jam ant detalių. Skaidrį ir mes tada pamatysim trumpą irgi vaizdo medžiagą, kai mes matome ant pačių detalių projektuojamas vaizdas ir operatorius visą laiką vadovaujasi tai, kas jam nurodoma. Be abejo, turbūt paklausti, kas būtų, jeigu operatorius vis tiek nevykdytų tai, ką nurodo jam projekcija. Tai staklės tiesiog neleistų gadinti detalių, neleistų pradėti darbą. Tai kaip matėm, jam parodė, kad reikia pasukti detalę ir tik tada atiduoti įpylimo procesą. Jeigu čia toliau rodoma, kad nukrovimas, būtent pirma ar antra nukrovimo vieta ir ant pačio lipduko rodoma išdėstymas tų detalių ant pačio vežimėlio. Tai yra ir kokį kampą, ir kokio eiliškumo dėliojamos detalės. Tai norėjau dar kartą paminėti, kad jeigu operatorius padaro klaidą ir neteisingai paduoda detalę į supėjimo procesą, tai vėlgi projektorius rodo, kad reikia tą detalę, tarkim, pasukti 90 laipsnių kampu ir atiduoti atgal į pjovimą. Tai vėlgi išvengiamos paprasčiausios operatorių klaidos, kai dėl ar nuovargio ar neapžvalgumo
supjaunama kažkuri detalė, neteisinga programa, tiesiog eliminuojamos tokios klaidos. Taip pat naujovė, kas nuo seno, aišku, visą laiką buvo ir yra ir niekur jų nedings, tai yra vadinamas banano efektas, kai mes pjauname, atrodo jau su išmaniomis, protingomis staklėmis ir vis tiek mums detalės išeina išlinkusios. Tai atsiranda visų žinoma dėl vidinių įtempimų, kai mes pradedam pjauti plokštę ir tie vidiniai įtempimai esantis plokštėje niekur nedingsta, jie tiesiog mums sugrįžta į mūsų supjautas detalės. Tai šiuolaikinėse staklėse jau yra būtent to banano efekto nustatymo įranga, tai yra tiesiog keli papildomi sensoriai, kurie stebi detalę ir išduoda operatoriai monitoriuje ir taip pat po to pažymi irgi lipduke, kad ši detalė yra būtent bananas. Prašyčiau sekančią skaidrę. Ir čia būtent vaizdinė medžiaga, mes pamatysime, kaip vyksta normalus procesas, operatorius tiesiog pasuka detalę į ruošinio skersavimą ir jau programinis griebtuvas nusitraukdamas detalę, jis tą detalę sumatavo ir išduoda detalę ir pačiame monitoriuje parašė, kad ta detalė yra išlenkta, kaip matome, pats operatorius paslankio ir netgi pavadinkim, užkiša monetą, tai yra parodo, kad yra tarpas, kad ta detalė nėra lygi. Ir pats monitorius parodo, kad geriau būtų tą detalę apsukti taip, kad jos išlenkimas būtų į liniuotę ne pilvu, o būtent išlenkimu, kad vis tiek dvi kojos, pavadinkim, detalių atsiremtų į pačią liniuotę. Šiuo atveju ir pati programa žino, ką mes pjausim iš tos detalės, reiškia, iš tos, pavyzdžiui, juostos mes, tarkim, pjausime 3 ar 4 detalės. Ir iškart informuoja, kad iš tos visos juostos mums gausis išlaikyti teisingus matmenis tik tais, tarkim, 2 detalės iš 4. Ir klausia, ką daryti su kitom. Ar jas irgi išpjauti? Ir kad jūs, tarkim, žinote, kad tai yra visai nereikšminga detalė balde, kurios, tarkim, kažkurioje operacijoje net nesimato, ar tai yra būtent svarbi detalė ir mes galime iš karto atiduoti signalą, kad mums reikia tą detalę perpjauti. Tuo atveju signalas iš karto atiduodamas į, tarkim, projektavimo skyrių ir iš naujo įdedama tą detalę į perprojektavimą, tai yra iš naujo į optimizavimą ir kad būtent kažkurio momentu ta detalė bus iš naujo pagaminta. Ir taip pat, kaip matėte, dar truputį pačiam gale buvo rodė, kad jeigu ir operatorius, kaip žinome, dažna bėda, kad tai kažkokia tai šiukšlė ar likutis nuo praeitos detalės, kažkokia drožlė papuolė tarp atremiamos detalės ir liniuotės, tai pati mašina, pačios staklės irgi nustato ir informuoja operatorių, kad jis neteisingai prispaudė detalę, todėl išduoda detalį ir sako dar kartą prisispaus detalę. Taupydami vietą ir didindami staklių galimybės, gamintojas taip pat pasiūlo papildomą funkciją, tai yra tuose pačiuose staklėse kaip papildoma komplektacija supjauti detalės kampu. Kaip žinome, automatinės staklės jos pjauna visą laiką tik tais statmenai detaliai. Pačias detalės kampu supjauti galima, tačiau būtent nuožulą pjauti pačią detalę nebuvo galima, tačiau ir dažniausiai tai mes darydavome su kitomis staklėmis, tai yra rankinio pjovimo staklėmis, kurios dažniausiai likdavo nuo anksčiau jau turėtų įrengimų, tai yra nuo to, ko dažniausiai visos gamybos pradeda, tai yra nuo paprasčiausio formatinio pjovimo staklių, tačiau dažnai gamybinės įmonės neturi ploto plėstis
Dėl to galima pasiūlyti tuose pačiuose automatinėse staklėse turėti funkciją, tai yra papildoma įranga, kurios pagalba mes galime būtent susipjauti mums reikiamų kampų detalės. Na ir vėlgi, kalbant apie, jei tai ir buvo anksčiau automatiniai įrengimai, kuriuos mes įsigijome, tarkim, kad ir prieš 10 ar 20 metų, juos mes taip pat galime, kaip ir minėjau, truputį anksčiau pačioje pradžioje modernizuoti ir pagal poreikį galime sukomplektuoti su automatinėmis užkrovimo sistemomis. Žinome, kad kiekvieną dieną įvairios ir darbo saugos reikalavimai visi reikalavimai tik tais griežtėja ir darbuotojai stato sąlygas vis sudėtingesnės gamybos vadovams, kad detalės per sunkios, plokštės per sunkios. Tai be abejo mes čia galime pagelbėti, kad jau pati mašina užsikrautų tas plokštės ir tai nepriklausytų nuo operatoriaus pats darbo taktas. Nes dažniausiai, kaip gamyboje vyksta, tai yra, kad operatorius pats turi susiorganizuoti naują lapą, kurį turi atvežti vėlgi kažkoks tai kitas krautuvo vairuotojas, kuris tuo būtent metu kažkur daro kitą darbą, ar jam kaip tik pertraukėlę. Ir tuo metu dažniausiai įrengimas turi prastovą. Tai šiuo atveju, jeigu mes turime automatinį užkrautuvą, tai jau pats įrengimas diktuoja taktą operatoriui nukraudinėjančiam detalės. Ir ta visa sistema gali išaugti iki automatizuotų sprendimų, kur nedirba nei vienas žmogus. Tai yra, tai gali būti ir automatinis sandėlys su automatiškai paduodamis plokštėmis ant supjovimo renginio ir pats automatinis pjovimo renginys visiškai be operatorių pjauna tiek išilgai, tiek skersai su supjautomis detalėmis, nukraunant tiesiai ant nukrovimo palečių. Trumpa irgi vaizdo medžiaga, kaip automatinis sandėlys užkrauna automatiškai lapą, paduoda automatinės stakles. Ir kaip matome, vietoje operatorių stovi robotas ant pačių staklių, kuris ir diktuoja, pavadinkim, ką įrengimas toliau daro. Tai šiuo atveju mes neturime jokio žmogiškos pagalbos šitame supjovimo procese. Ir įrengimas pats pilnai susitvarko visą procesą. Kaip matote, ir lipdukus automatiškai suklijuoja. Tai mes gauname tas detalės, kaip matote, gali nukrauti tiek ant paletės, arba jeigu automatinis įrengimas sujungtas su sekančiu įrengimu, ar tai būtų karštuklėjimo staklės, ar tai gręžimo staklės, tai tos detalės galėtų automatiškai per ritinį konvejerį ar grįžinį konvejerį judėti link sekančių įrengimų. Šiuo atveju mes turime pilnai valdomą procesą, reiškia, kad ir pačią pjovimo kokybę mes užduodam kokiu, čia būtent kaip tik dabar demonstruojama, pjovimo kokybės patikra. Mes užduodame, kokiu dažnumu mums reikia patikrinti ir išlindusi patikros sistema patikrina pjūvį ir mes patys nurodome, koks kokybės laipsnis mums priimtinas. Nes, kaip žinote, jeigu pas mus sekantis procesas bus kalibravimo linija, kur dar kartą pati detalė ir jos gabaritas yra išlyginama ir sukalibruojama, tai pjovimo pačiam procese mums pačios pjovimo kokybės itin gero pjovimo pjūvio nereikia. Tačiau jeigu tai detalė yra sekanti bus operacija, štai va, sekančios staklės, kraštuklėjimo staklės, be abejo, čia jau reikia mums geros pjovimo kokybės ir
Nors ir šitos staklės mums detalės kraštą dar kartą frezuoja, tačiau tas frezavimas gali būti tik tais iki 3 mm. Prie kraštų kliejimo staklių turbūt paminėsiu irgi keletą naujovių. Ne naujiena be abejo, kad naudojami klijai, kaip tarkim, seniau tik tais karšti lidalai, vėliau atsiradę poliuretaniniai klijai. Pakankamai neseniai, prieš turbūt kokį 15 metų rinką atėjo ir vadinamas lazerinis priklijavimas, tai yra kai naudojama kraštų juosta jau paruošta su klijais specialiu vėlgi būdu ir tai reikia mums aktyvuoti tuos klijus, tai galima padaryti ar tai karšto oro pagalba, ar tai būtent lazerio pagalba. Ir sekančią skaidrę norėjau tik tais paminėti, kad jau šiuolaikiniai įrengimai, jeigu mes anksčiau turėjom galimybę tik tais vieną būdą turėti kraštų klijavimo staklėse, klijavimo būdą, tai šiai dienai mes galime turėti visus įmanomus. Tai yra ir paprastus klijus lidalus, ir poliuretaninius klijus, ir ar tai karšto oro, ar tai lazerį. Ir netgi, kaip matote, dešinėje skaidrėje, kad netgi gali būti keletas spalvų poliuretaninių klijų, kas šiai dienai labai populiaru, tai yra dažnai, sakyčiau, kad 80% nuo naujai įsigijimų įrengimų visą laiką eina būtent su poliuretaniniais klijais ir daugelis klientų dar prašo, kad būtų keletas klijų spalvų. Be abejo, klijų spalva yra pakankamai nesudėtinga pakeisti, tačiau jeigu gamyba yra ant tiek intensyvi, kad labai dažnai kaitaliojasi spalvos ir nėra tam laiko, kad, kaip gamybininkai vadina, žaisti su klijais, tada galima pastatyti 2 poliuretanines sistemas ir turėti iš karto keletą skirtingų klijų spalvų. Dažniausiai naudojame, aišku, permatomi ir balti, nes būtent ant baltos plokštės, jau pavadinkim tokia lepiausia plokštė, ant kurios matosi visi klijai, dėl to naudojami balti klijai ir ko pasiekoje tos klijų siūlės visai nebesimato. Taip, truputį irgi vaizdinės medžiagos, kaip mes vėlgi automatizuojame patį procesą, neleisdami tiesiog skanuodami barkodą ir leisdami vieną paskui kitą skirtingas detalės. Šiai dienai įrengimo komplektuojami agregatai patapo tokie, kurie priima visas ateinančias detalės, dėl to mes galime, kaip ir matome, vieną detalę klijuojam su žalia kraštų juosta, kitą jau su mėlyna, trečią su balta. Tai operatoriai vėlgi privalumas, kad jam nebereikia pradžioj atsirūšiuoti detalių, kad šios bus su pilka juosta, šios bus su balta juosta, o tiesiog atvažiuoja visą rietuvę skirtingų rūšinių ir jis tiesiog skanuoja barkodą ir jis mato rezultatą, kad visos detalės apklijuojamos pagal jau numatytą programą. Ir paminėsiu, kad šiai dienai būtent kodėl tai galima padaryti, tai yra, kad klijuoti skirtingus, tiek tai briaunų storius, tiek tai briaunų spalvas, kad jei anksčiau mes turėjome, jeigu mes anksčiau turėjome įrankį tik tais su vienu profiliu, tai šiai dienai mes turime įrankį jau su skirtingais profiliais ir vienu metu mes esame pasiruošę skirtingiems darbams. Tai šiai dienai mes turime galimybę iki 4 skirtingų profilių, dažniausiai tiek ir užtenka. Ir kaip matote, tie profiliai tada automatiškai reguliuojasi pagal jau numatytą programą. Tiesiog vaizdinė medžiaga, kad geriau suprasti, jeigu mes turime 3 skirtingos kraštų juostas,
mes jas ir tiesiog vieną paskui kitą leidžiame. Aišku, įrengimas turi būti sukomplektuotas su galimybė turėti daugiau kraštų juostų, kad jis automatiškai ir pasikeistų. Ir truputį vaizdinės medžiagos, kaip tai veikia. Pagrindinis, aišku, čia rodomas agregatas kampų apvalinimo agregatas. Taip pat tai gali būti ir viso profilio apdirbimo agregatas, kai visa kraštų juosta yra apdirbama. Bet pati esmė, kaip pat ir minėjau, kad mes turime skirtingas kraštų juostas ir pats agregatas susireguliuoja per, kaip matome, skirtingi įrankių profiliai sudėti į vieną apdirbimo įrankį ir reguliavimas įvyksta per detalių tarpą. Detalių tarpas šiame įrengime yra tik tais 500 mm ir to 500 mm atstumo užtenka, kad agregatas jau pasiruoštų naujai apdirbimo programai. Tai, kad suprastumėt, tai yra labai greitas staklių perdirbimas ir mums nereikia gaišti laiko vėl perreguliuojant stakles. Technologijos pažengusios jau tiek, kad jau mes apdirbame netgi ir profilius ant, tarkim, kad ir šiuo atveju turime fasadą ir tas dabar naujas populiarusis IKEA profilis J-Poolas, J raidės pool, tai kad mes nenaudotume furnitūros, tai yra rankenėlių, tai yra tiesiog pirštais užsikabinti iš profiliukų ir atsidaryti dureles. Tai šiai dienai, jeigu anksčiau tai net nebuvo ir sugalvojama, kad tai galima padaryti, tai šiai dienai mes galime turėti vėlgi su tuo pačiu kampu apibėgimo agregatu specialų įrankį, kuris, kaip matote, gražiai atkartoja patį profilį. Šiai dienai tos technologijos jau mes turime Lietuvoje, nes, kaip žinome, IKEA labai populiariai yra Lietuvoje ir jau mūsų lietuviai gamina tos profilius. Taip. O naujausia be abejo technologija, tai kadaise vokiečių pristatyta, tai būtent spausdinimo mašina, tai yra, kad jau mes nebeturime skirtingų kraštų juostų spalvų, mes turime tik tais vieną juostą, tai yra balta juosta, ant kurios mes suteikiame atspalvį tokį, koks jums reikalingas. Tai, kad suprastume, tos galimybės yra ne tik tais, kad mes atkartojame kažkokį tais dekorą, bet mes galime jau nupiešti tai, ką jūs tik sugalvosite. Tai yra ir galiausiai ir nuotrauką atspausdinti, ar tiesiog sugalvoti kažkokį tai meninį atvaizdą. Bet privalumas būtent tos spausdinimo technologijos, kad mums nebereikia užsipirkinėti didelių kiekių skirtingų spalvų kraštų juostų ir mes tiesiog turime vieną tą pačią baltą juostą ir tiesiog spausdiname pagal jūsų plokštės dekorą identišką irgi kraštų juostos dekorą. Tai truputį, aišku, paminėsiu ir ne tik apie mažas ir vidutinės kompanijas, bet be abejo, kad didžiosios kompanijos, kurios gamina masiškai gaminius, tai čia technologijos lygiai taip pat automatizuojasi, kad atrodo, kad didžiosios galingos įmonės jos gamina dideliais kiekiais ir turbūt įsivaizduoja, kad ten vieną kartą per savaitę ar per mėnesį tik tais reguliuoja linijas, bet iš tikrųjų jau šiai dienai ir jau paskutinius turbūt 4-5 metus didieji pardavėjai, pavadinkim, nenori investuoti į sandėlius ir dėl to stengiasi užsakinėti nedideliais kiekiais gaminius. Dėl to, aišku, visą tą naštą perkelia gamintojams ir gamintojai taip pat privalo reaguoti į tai ir kad ir tai yra
ilgos šimtais metrų linijos, bet jos vis tiek automatizuotos, kad nuo vienos partijos dydžio į kito partijos dydžio būtų kuo trumpesnis perdirbimo laikas. Kas baigtis pas mus dingo, kažin ir visur dingo. Gal truputį dar paminėsiu irgi apie kraštų klijuojimo stakles būtent senesnės kartos ir naujesnės. Kaip paminėjau, kad galima atnaujinti senasias stakles. Tai būtent kraštų klijuojimo staklių nelabai yra ką ir atnaujinti, nes visos senosios kraštų klijuojimo staklės turėjo būtent tą apdirbimo vieną profilį. Ir dažniausiai jos buvo ne automatinis, o rankinio reguliavimo. Tai šią dieną mes tikrai susidurėme su ta paprasčiausia žmogiškumo bėda, tai yra, kad nauji darbuotojai, dažniausiai naujos kartos darbuotojai, jie ne tai, kad net nesuprastų, kaip reikia reguliuoti staklių, bet jie ir net nenorėtų mokintis reguliuoti tų staklių. Tai dėl to šiuo atveju nelabai yra ką ir atsinaujinti senosiose staklėse ir dažniausiai reikia paprasčiausiai pakeisti stakles į naujasias stakles. Nesklandumus, bandom tęsti toliau. Prašau. Jo, tai aš tiesiog tęsiant nuo kraštų klijuojimo staklių perinam prie gręžimo ir apdirbimo centrų. Ir be abejo čia vėlgi turime jau robotizuotas sistemas, tai yra, kad užkrovimas pačių ruošinių ir nukrovimas nuo įrengimų vykdomas jau naujo operatorių, tai yra roboto. Ir ši operacija mums visai nebereikalingas žmogiškas faktorius. Ir kaip matote, šios skaidrės, kad dažniausiai visi užduosit klausimą, tai labai paprasta, įkėjiniam fabrikam vienas tas pats gaminys, bet iš tikrųjų, kaip matote, šiai dienai mes galime tiesiog atvežti gražią, pavadinkim, eglutės paletę ir robotas sugeba užsikrauti ir nusikrauti tos ruošinius ir gražiai sudėlioti paskui ant paletės jūsų norimą tvarką. Čia tiesiog norėjau pavaizduoti būtent tą eglutę. Šiai dienai, aišku, ir praeitais metais jau parodoje buvo rodoma ta nukraunamų detalių rietuvė. Tai, kaip matote, šiai dienai technologijos labai pažengusios. Na ir truputį irgi apie apdirbimo centrus, kad šiai dienai, mes galime apdirbimo centrais vėlgi ne tik, kad gręžti, frezuoti, pjauti, bet lygiai taip pat, aišku, kraštus klijuoti vėlgi jau galima buvo pakankamai senai, bet tik tais tiek, kad šiai dienai mes galime jau kraštus klijuoti ir ruošiniams su nuožula. Tai yra, mes pasidarom patys tą nuožulą, tarkim, kad ir 45 laipsnių kampo ir ją apdirbame. Jo, tai va čia kaip tik pamatysite, kad pats apdirbimo centras yra 5 ašių, jis savo pagrindinį špindelį pasivertė, na, tarkim, kad yra 30 ar 35 laipsnių kampu, nufrezavo detalę ir tą detalę paskui apklijuoja kraštų juostą. Ir kaip matote, dar aišku, tas vaizdas jau po truputį ryškėja, bet kaip matote, kraštų juosta irgi yra medžio tekstūros ir pati plokštė medžio tekstūros. Tikimai tai sekantį ir kaip matome, netgi jeigu žiūrėsite į kairę nuotrauką, tai dažnas žmogus net neatskirs, ar tai yra plokštė, ar tai yra masyvas. Nes šios dienos CNC centrai sugeba užklijuoti juostą, netgi banguodami tą juostą, kad tai atrodytų, kad tai yra normali, standartinė medžio masyvo lenta. Tai čia ir norėjau parodyti, kad šiai dienai turbūt jau masyvas palieka mūsų rinką būtent dėl savo tiktais kainos.
o būtent plokštės dekorai atėjo taip agresyviai į rinką ir realiai su visom tekstūrom, kad naujoji karta tikrai nebeatskirs, ar tai yra medžio masyvas, ar tai plokštė. Turbūt irgi informacijos, kad apdirbimo centrai ant tiek paliko išmanus, kad mes galime, tiksliau pats apdirbimo centras reaguoja į apdirbimą profilį ir žino, kokiu spaudimu reikia spausti klijuojamą juostą, kiek reikia prilėtinti, pagreitinti greitį. Tai nebeįtakoja operatorius, kas anksčiau buvo tikrai aktualu, kad būtent daug žinantis operatorius galėdavo gerai suprogramuoti stakles. Dabar jau pačios staklės labiau geriau reaguoja į apdirbimo procesą negu geriausiai išmanantis operatorius. Na ir truputį dar informacijos apie vadinamus nestingavimo centrus. Kaip žinome, kad iš viso lapo pjaunamos, frezuojamos detalės įvairių dydžių ir formų. Tai vėlgi jie integruojami taip pat į automatinės sistemas su automatiniais sandėliais ir jau su nukrojimo robotais, kas buvo anksčiau vėlgi reikalingas operatorius nukraudinėti detalės. Tai šiuo atveju, kaip ir automatinis pjovimo staklės, pasidarė taip pat ir nestingavimo automatinės staklės, kad robotas pilnai nusikrauna visas detalės ir sudėlioja ant paletės jūsų norimą tvarką. Tiesiog pavyzdys, kad tai gali būti visai išmani sistema tiek ir su nestingavimo staklėmis, tiek ir su automatinėmis pjovimo staklėmis. Na ir truputį gal informacijos, kad proceso pabaigai, kad ir pakavimo srityje vėlgi įranga pažengė į priekį, kad, taip sekančia, kad mes teisingai, pamiršau visai procesą paminėti, yra rūšiavimo procesą, tai yra vienas iš svarbiausių procesų gamyboje, kai mes sugebam tiek ir supjauti, tiek ir sugręžti ir apdirbti visas detalės ir labai mokam gražiai sukrauti viską į vieną krūvą ir atiduoti pakuotojam ar surinkėjam, o tie jau vargšeliai vargsta su tom detalėm, pradžioj skirdami daug laiko tas detalės išrūšiuodami. Tai šiuo atveju mes, aišku, turime išmaniasias vėlgi robotizuotas sistemas, kurios tą visą jūsų paduodamą krūvą išsirūšiuoja, susidėlioja į lentynas ir pagal įvykių seką, tai yra, kai iškviečia reikiamas detalės į sekančią operaciją, šios sistemos gražiai sudeda iš lentynų, surenka tas detalės ir paduoda į sekantį procesą. Na, o palengvinti viso proceso pabaigą, tai yra, kad pagaminti dėžes ir supakuoti detalės. Turim tiesiog labai paprastą rengimuką, kuris iš kartono lapo mums supjausto išklotinę ir mes turime paruoštą iš karto pakavimo dėžę. Mums reikia nurodyti tik tais pačio produkto matmenis. Ir nesigilinant, ar tilps ar netilps. O pats įrengimas pasirenka, visų pirma, aišku, pasirenkat dėžės formą ir nurodydami produkto matmenis mes išgauname iš karto išklotinę, ko pasiekoje susilankstome dėžę ir supakuojame jūsų gaminį. Ir pačiai pabaigai, kad ir patį pakavimo procesą vėlgi gali gelbstyti automatiniai robotai. Įdėdami, dažniausiai kol kas naudojami robotai, nes kol kas pakankamai brangus, sunkioms detalėms įdėti į dėžes, bet pagal biudžetus tai gali būti ir kad visas detalės gali sudėti robotai. Ką sėkmingai šiai dienai jau integruojasi didžiosios mūsų lietuvių kompanijos.
Tiesiog robotai sudeda detalės į dėžes. Ačiū uždėmesi. Perduodu. Labai ilgas ir labai įdomus pristatymas. Ačiū tau, Eduardai. Aš turiu tau klausimą, bet aš tau jau dabar neužduosiu dėl laiko stokos. Reiškia, toliau apie gamybos valdymo sistemas prašysiu pasakoti Renatos. Renato, pasakoti, ką jūs darot. Reiškia, manau, bus labai įdomu. Malonu, tai džiaugiuosi, jeigu išliko daug klausytojų. Tęsiam toliau ir šiandieną tiek aš, tiek Kęstutis atstovaujam įmonę Esperonus, tai Kęstučio įsteigta įmonė prieš 23 metus. Mes užsiimam informacinių sistemų kūrimu ir diegimu ir šiandien mūsų buvo paprašyta pasidalinti tais sėkmės veiksniais, kurie yra reikalingi, kad skaitmeninė transformacija gamybinėje įmonėje įvyktų efektyviai. Tai mes ne produkto savybių ir funkcijų prezentaciją šiandien žadam daryti, bet pasidalinti tą praktinę susistemintą patirtimi, kas gamybinėse įmonėse turėtų būti užtikrinta tiek atsirinkant tinkamai įrankį, su kurio gamyba bus valdoma, tiek kuo toliau reikia toje įmonėje, kad skaitmeninė transformacija sėkmingai vyktų. Ir ta patirtis mūsų sukaupta yra 23 metų, ne tik tai savo produktą diegiant, kuris jau dabar yra sukurtas kaip modulinė sistema, bet ir pačio veiklos pradžioje vykdėm užsakomąjį programavimą, tai yra, kai ateidavo klientas nežinodamas dar, ko jam tiksliai reikia ir sakydavo, kad sukurkite. Tai kurdavom tai, nuo nulio programavom, tiek jau nuo 2011 metų kuriam ir toliau plėtojam įrankį tiek kaip CRM-o, tai yra sistema pardavimui, tiek kaip ERP, jau ERP terminą ne kartą girdėjot per ankstesnės prezentacijas, tai yra išteklių valdymo sistema, tiek gamybos valdymo sistema. Taigi šiandienos tema, kaip skaitmenizuojame, kad lydėtų sėkmė. Ir čia galima pradėti nuo to, koks dažniausiai sutinkamas įmonėje skaitmenizacijos startas. Tai yra, kaip dauguma gamintojų pradeda rinktis gamybos valdymo sistemą ar išteklių valdymo sistemą savo. Tai paprastai pradeda ieškoti sprendimų. Tai man reikia verslo valdymo sistemos, arba sandėlio valdymo sistemos, arba gamybos planavimo sistemos, ar gamybos valdymo sistemos. Tuo žodynų, kurį jau jie sutikę, girdėję, išmano, supranta ar naudoja savo veikloje, eina į Google, dabar gal jau į ChatGPT, įveda šitą frazę ir sako, kokie čia yra tie sprendimai, kurie yra geri, kurie yra prieinami, kurie tinka smulkaus vidutinio verslo įmonėms ir ieško tų atsakymų. Tada ieško atsiliepimų apie juos. Ką pasakoja kiti klientai, įeinant į tiekėjo rekvizitai portalą, ar ten nėra kokių skundų ar pagirimų prirašyta įmonės svetainės, ieško atsiliepimų. Paskui lygina funkcijas. Kokios funkcijos yra vienoje sistemoje išvardintos kaip jau esančios, kurių nėra. Pasižiūrėjo, kokios funkcijos, sako, tada duokit demo prisijungimą. Demo prisijungimo prašo labai daug klientų, mūsų irgi, kaip rodo patirtis, labai mažai iš tų klientų iš tikrųjų jungiasi ir ten toliau nagrinėjasi detaliai prisijungia, todėl kad prisijungus prie tos demonstracinės aplinkos tu negali matyti proceso, kuris sukonfigūruotas pagal tavo veiklos modelį, pagal tavo veiklos procesus, kažko tu ten nerandi, nematai, esi neapmokytas ir iš to nelabai daug kas gero išeina, nebent tik tai to, kad, matosi, įmonė turi tos demo prisijungimus. Lyginasi, kas yra programų lyderiai. Konsultacinės kompanijos dar būna subraižę tokius kvadratus, X ašis, Y ašis, pagal ką ten, koks prekės ženklas, kokia sistema, kokią vietą užima. Vieni turi labai daug klientų, kiti turi ten daugiau funkcionalumų, kiti turi geresnės arba brangesnės kainas, tai toliau dėrybos vyksta. Būna sutinkam, kad dėrybos prasideda iš karto. Dar sistemos nematė, sako, kokie kainuoja ir ar nuleisit kainą.
Tai dėrybos prasideda anksčiau negu kad funkcijas būna tai įsivardinę. Kiti gamintojai būna pasirenka ir konsultantus, kuris sako, padėkit mums pasirinkti gamybos valdymo sistemą, nes mes nesuprantam. Tada tie konsultantai sukuria funkcijų Excelius, išvardinti Excelio lentelėse visą eilę funkcijų ir išsiunčia tiekėjams ir sako, užpildykite, ką jūs turite. Mes irgi kaip įmonė esam dalyvavę tokiam castinge, kur reikėjo pildyti tokias lenteles, kurios funkcijos jau yra, kurias reikėtų ten modifikuoti pagal procesus, kurias reikėtų naujai sukurti. Na ir kažkaip paskui surinkę tos Excelius iš skirtingų tiekėjų, bando atrinkti, kuris jau iš jų yra pats geriausias. Pagal ką neaišku iš tikrųjų, nes funkcijai nelygi. Tai visas sąrašas yra svarbus, bet kartais kai kurios yra kertinės, o kai kurios yra nice to have. Na, gerai būtų, kad būtų, bet jeigu jos nebus, tai iš tikrųjų irgi visas veiklos valdymas ko puikiausiai vyks. Visi šitie 5 žingsniai, jie skamba logiškai, gal atrodo racionaliai ir saugiai, bet to dėja yra negana. Kodėl negana? Tai kodėl negana yra padarę analizės ir tyrimus daug tarptautinių konsultantų. Pavyzdžiui, kita skaidrė, yra McKinsey tyrimas kompanijos 2017 metais. Sako, 70% skaitmeninės transformacijos projektų nepasiekia savo tikslų ne dėl technologijos, bet dėl organizacijos žmonių ir procesų. Todėl, kad visa ta skaitmeninė transformacija yra daug labiau apie organizacijos ir jos procesų transformavimą, negu apie naujo įrankio atsirinkimą ir jo įsidiegimą. Tai čia 2017 gali atrodyti gal čia jau seniai, nes dabar 26, tai yra naujesnis tyrimas, 20 metų, kita skaidrė, Harvard Business Review, vėl konsultantai apklausė labai daug aukščiausio lygio vadovų ir patvirtino tą patį, kad tos skaitmenizavimo iniciatyvos žlunga dėl to, kad nepakankamai skiriama dėmesio vartotojų pripratinimai prie naujo įrankio, nepakankamai suvaldomi pokyčiai, nepakankamas organizacinis palaikymas. Skaitmeninė transformacija turi prasidėti pirmiausiai nuo žmonių pažinimo, o ne nuo programų funkcijų. Na vėl 20 jau prieš 6 metus yra ir dar naujesnis tyrimas, Forbes neseniai publikuotas straipsnis 26 metų sausio mėnesį, kuris patvirtina tą patį ir sako, technologijos pasikeičia, jau dabar kalbam ne tik apie verslo valdymo sistemas, ERP, CRM, kalbam apie dirbtinį intelektą, kalbam apie daiktų internetą, tai technologijos pasikeičia, bet priežastys, kodėl jų diegimas žlunga, nesikeičia visai. Ir vėl ta pati statistika, tik 30% būna sėkmingi, sėkmingai pasiekiantis rezultatus dėl lygiai tų pačių priežasčių. Žmonės ir procesai yra esmė. Tai atsakant į pirmą klausimą, ko reikia, kad būtų sėkminga skaitmeninė transformacija, tai reikia 3 dedamųjų. Viena turi įrankis atsirinktas arba sistema tikti tam verslui, pagal verslo modelį, pagal verslo procesus ir pagal organizacijos brandą ir gebėjimą įsisavinti jį. Tada kita dedamoji yra organizacijos transformavimas, tai yra paslaugos ir pagalba, kad įrankis būtų sėkmingai įdiegtas toje organizacijoje. Ir trečia dedamoji yra palaikymas. Po to, kai jau įrankis yra paleidžiamas, procesai modifikuojami, tai veikla nesustoja, reikia, kad tiek įrankis, tiek veikla gautų pakankamą palaikymą tiek viduje, tiek ir išorinio pasirinkto partnerio. Ir dabar apie kiekvieną iš tų dedamųjų plačiau. Tai apie įrankį tai kalbėsime apie tą, kurį mes esam sukūrę. Tai yra e-zonų sistema. E-zonus tai kaip elektroninė ir zona, kurioje dirba visa organizacija, nuo pardavimų komandos, tiekimo komandos, sandėlio darbuotojų ir sandėlio vadovų, gamybos vadovo, gamybos operatorių, kokybės inspektorių, tai reiškia visų tų pagrindinių vertės kūrimo grandžių, kurie ir užtikrina, kad galutinis gaminys būtų kokybiškas ir laiku. Tai dedamosios, kurios sudaro tą zonų sistemą, tai ir CRM dalis, ir ERP dalis, ir gamybos valdymo sistemos dalis,
kokybės valdymo sistemos dalis. Kai kuriems verslams reikia savitarnų, nes daug valdininkų, bet mes ne tik su valdininkais dirbam, apskritai užsakomosios gamybos įmonių dirba B2B sektoriuje, tai yra verslas verslui ir kai kuriuose tuose versluose reikia turėti savitarnų, kad klientai galėtų lengvuoju būdu pateikti kartotinius užsakymus, tai tam yra savitarnos moduliai ir reikia daug įvairių integracijų, vėlgi, kad ta sistema kaip centrinė sistema sklandžiai veiktų, tai kartais reikia integruoti su elektroniniam parduotuvėm, reikia integruoti su buhalterinės apskaitos sistema, integruoti su elektroniniu parašu, integruoti su kaupikliais, su skeneriais, skaitytuvais, barkodų ar QR kodų, su gamybinė įranga, kai kur, su daug įvairių skirtingų sistemų, kad ir PVM kodo patikrinimas, ar jis yra galiojantis, yra svarbu eksportuojantiems verslams išrašant finansų dokumentus, sąskaitas, faktūras arba kitus. Čia trumpas vaizdas, kaip atrodo sistema vartotojui. Tai yra, matote, kad tai yra daug modulių, savitarnos, darbastalio, matosi analitika, kontaktų, CRM, pardavimų, pasiūlymų rengimui ir jų būsenos stebėjimui ir susiskaičiavimui, samatos, tiekimo valdymo, gamybos sandėlio, finansų, kokybės, dokumentų ir elektroninio pašto, nes užsakomojame gamyboje daug reikia susirinkti reikalavimų apie tai, koks turi būti gaminys ir daug informacijos ateina elektroniniu paštu, tai mes siejame tą elektroninio pašto komunikaciją taip pat prie užsakymų tiek pardavimų, tiek tiekimo, tiek įvairių neatitikčių, kurios registruojamos kokybės modulyje. Ir kita vartotojo sąsaja iliustracijai, ką mato gamybos operatorius, kita skaidrė. Tai gamybos operatorius mato labai supaprastintą tą vartotojų sąsają, neapkraunam jokiais papildomais moduliais, ženkliukais, jis mato tiesiog darbus, ką jam reikia daryti ir jisai, matydamas, ką jam reikia daryti, iš eilės savo gamybos bare, jisai ten spaudžia pradėti, pastabdyti, pratęsti, pažymi, kokią žaliavą sunaudojo, jeigu įvyko kažkokia neatitiktis, brokas ar žaliavoj pamatė broką, irgi gali ją užfiksuoti. Tai paprastiem operatoriams gamybinėje aplinkoje ir vaizdai yra labai paprasti. Tai, kaip matėte, įrankis yra, prisiderinus, ar jisai tinkamas tam konkrečiam verslui, einam prie kitos dedamosios, apie ką yra transformacija. Ir ta transformacija yra esminis sėkmės veiksnys. Tai skaitmenizuodami ir diegdami sistemą, mes pasiūlome visą paketą transformacijos palaikymo paslaugų. Tai yra, padedame išsiaiškinti atsakomybės ir sprendimus, kaip veiks įmonė, nes keičiasi, kas ką ir kaip darys, kai atsiranda naujas įrankis, nauja informacinė sistema, kaip veiks procesai ir kaip juos standartizuoti. Padedam ir konsultuojam, struktūrizuojam duomenis, nes dažnu atveju pradėjus skaitmenizuoti veiklą, jeigu net įmonė ne nuo ankstesnės, nepakankamai efektyvios sistemos ateina prie mūsų įrankio, bet jie pradeda nuo Excelių ir nuo popieriaus lapų, tai dažnu atveju ir duomenis, kokie bus kaupiami sistemoje, užsakymų numeriai, tada lipdukai, tada kodai žaliavų ir prekių kodai, dažnai jie būna nesutvarkyti, kad pradėti su sistema netvarkingai, jos reikia susitvarkyti, įsivesti tas kodų lenteles, duomenų struktūras ir aptarti su klientu ir sukelti į sistemą. Excelius eliminuoti iš sutartų procesų. Taip pat reikia transformacijos metu apmokyti vartotojus, juos pripratinti prie naujo įrankio, kad jie žinotų, kur kokia funkcija yra, kur prieinamas vartotojo vadovas, jeigu ko nežinai, kaip prašyti, jeigu reikia kažkokios pagalbos ir papildomos konsultacijos, tai visą tai išaiškini klientui, dirbi kartu su klientu. Čia nėra taip, kad dirbi tik klientui. Toj transformacijos dalyje tu dirbi kartu su klientu. Ir tada ta trečia dedamoji palaikymas, dažnai atrodo, kad viskas jau pabaigėm, tiekėjas padavė priėmimo perdavimo aktą, visi jo įsipareigojimai pagal sutartį atlikti ir jau čia reikalai baigėsi.
Iš tikrųjų, tai ne pabaiga, o pradžia, todėl kad skaitmenizacija neturi aiškios pabaigos. Visą laiką procese iškyla naujų klausimų, reikia konsultacijų, verslas auga, verslas keičiasi, reikia naujų funkcijų, reikia naujų modulių, kurių, pavyzdžiui, pradžiai klientas nors sistema turi, sako, mums šito nedėkite, nes mums neaktualu, tai po kiek laiko pasimato, kad tai jau aktualu ir reikia įdėkti, reikia naujų integracijų, keičiasi žmonės ir rolės, atsiranda naujos rinkos, jeigu pradžiai, sakė, užtenka sistemos lietuvių kalba ir anglų, tai pradeda dirbti vokiečiams ir reikia tada, kad viskas būtų ir vokiškai. Tai to palaikymo reikia tiek organizacijos viduje, kad nedingtų žmogus, kuris buvo sistemos savininkas, degantis ją už ją atsakingas ir ją žinantis, bet kad ir toliau būtų tiekėjas šalia, kuris gali ir papildyti, išspręsti, integruoti. Be tokio palaikymo sistema užstagnuoja, vartotojai susikūrė savo kažkokius apėjimus ir mažėja grąža iš visos tos investicijos arba net po kažkiek laiko, mums šitas įrankis neveikia, matę ne kartą ir konsultuodami klientus ir kad mes jau įdedam į šoną, ieškom kažko tai naujo. Tai dažnai be to tolimesnio palaikymo gali ir visa pradinė investicija nueiti šuniui ant uodegos. Tai kaip dirbame, kad pasiekti tą sėkmę? Pirmiausia, klientui papasakojam, kas jo laukia iš tikrųjų, kad tai yra kelionė, o ne vienkartinis apsipirkimas. Ir neparduodam zonų sistemos kaip produkto. Va, imk ir tu toliau žiūrėk video filmukus ir darykis kažką pats, bet siūlom produktą su paslauga, tai tas skaitmeninės transformacijos pagalba yra kartu ir paslaugą teikiame etapais. Pradžioje įsivertini potencialaus kliento status quo, kas pas jį šiuo metu yra, ar ten tie Exceliai, lapai, ar yra kažkokia sena sistema, kuri jau nebetarnauja, gali būti jinai ir standartinė, gali būti jų pačių susikurta. Tai būna susitikimai, analizė, kartais auditas, strateginis konsultavimas, per kurį įsivertini, ar mūsų produktas didžiajam dalimi atitinka verslo poreikius. Svarbu, kad didžiąją dalimi atitiktų, nes jeigu smulkmenos, tai patys kaip produkto kūrėjai galime jas ir išspręsti, programuoti, kad jos tenai atsirastų, tie reikalingi pritaikymai. Ir tada dar labai svarbu įsivertinti, ar klientas kaip potencialus klientas kaip organizacija ir mes kaip organizacija, ar mes esam geras tandemas. Todėl, kad, kaip minėjau anksčiau, dirbti reikia kartu. Ir ta tokia abipusė chemija yra labai reikalinga sėkmei. Tango šoka dviese. Tai čia skaitmeniniai transformacijai irgi dirbi kartu su klientu. Tai viso to reikia. Gero įrankio, transformacijos paslaugų ir bendradarbiavimo jos metu. Ir tada tolimesnio ilgalaikio palaikymo, kad būtų pasiektas efektyvumas, pelningumas. Visada informacinės sistemos prideda verslui skaidrumo ir tu turi duomenis, kurių reikia ir kad galėtum kontroliuoti savo procesus ir kad juos suvaldyti. Na ir paskutinė skaidrė, kadangi tai nebuvo produkto savybių pristatymas, bet mūsų susisteminta patirtis, kas yra svarbu, tai kam įdomu detaliau, ką kuriam, kaip darom, koks tas produktas ir ką jis gali, tai čia mūsų kontaktai, tiek mano, drąsiai kreipkitės ir kartu su jumis padarytume status quo analizę ir reikalavimų surinkimą ir pakonsultavimą. Jau ir iš pirmo susitikimo klientai gauna vertės, minčių, idėjų ir žvalgų. Tai ačiū už pristatymą, turiu klausimą, bet labai trumpai norėčiau trumpo atsakymo. Reiškia, kokiais kriterijais remiantis galima įvertinti, ar įmonė pasiruošus skaitmenizacijos, reiškia, transformacijai, reiškia, ar ne? Gerai, tęsiu toliau tada. Tai pirmas kriterijus tai yra vadovo suinteresuotumas. Tik to ir užtenka. Tai yra pirmas ir svarbiausias. Todėl, kad vadovo palaikymas bet kokiam pokyčių valdymui, bet kokį norint pokytį įvesti organizacijoje yra pats svarbiausias.
Tai nuo vadovo palaikymo, net jeigu iniciatyva kyla kažkur tai iš vidurinės grandies vadovų ar net iš operatorių darbuotojų, kad mums kažko jau reikėtų, kad dirbti efektyviau, labai gerai, jeigu kyla iš kitų komandos narių, bet jeigu ta idėja neturi pakankamo vadovo palaikymo, tai jau ir signalas, kad dar ta įmonė nebus pakankamai pasirengusi transformacijai. Geras būna laikas, pastebėjom, kai kartos keičiasi. Tėvai kūrė užauginę veiklą ir jie įpratę dirbti taip, kaip dirba, ten tada ir sutinki Excelius ir popieriaus lapus ir viskas veikia. Ir ateina tada jų vaikai perimti verslą ir sako, ne tėvai, mes jau taip tai nedirbsim. Tai būna geras laikas irgi. Bet vis tiek to tėvo palaikymo reikėtų, kad jisai būtų. Tai pats pirmas signalas yra vadovo palaikymas. Aišku, gerai, ačiū už pristatymą, mūsų spaudžia laikas. Dabar pakalbėsim su Aušra. Aušra, jūs esat įmonės trukmė atstovė, papasakokit mums, kaip dirba trukmė, kas ten veikia, kas neveikia, kas realiai jūs esat atsakinga už skaitmenizaciją. Tai vat ir papasakokit. Taip, tai aš esu Aušra, malonu čia būti. Noriu trumpai pasidalinti, kuo mes gyvenam. Pastartavom gal tikrai ganėtinai anksti, jau ganėtinai senai, ne viskas gal išlikę atminty, bet pirmiausia, ką reiktų suprasti įmonėje, tai labai puikiai, būdama daug dalykų, suprasti, kas yra ta skaitmenizacija įmonėje, ką mes norime su tuo padaryti. Kas tai yra apskritai tas žinojimas, kai mes vadiname mindsetu, kad tos skaitmenizacijos reikia ir mes tą kryptimį judame kaip įmonė. Tai svarbu turėti tiek technologijas, tiek duomenis, tiek procesus. Ir šiais laikais dabar ypatingai, manau, valdų sektorija tikrai mes turime netgi labai didelį spaudimą ir ta būtinybė skaitmenizuoti atsiranda iš to, kad turime labai sudėtingus projektus, jie toliau vis sudėtingėja. Klientų lūkesčiai jau auga ne dienomis, bet valandomis, tiek kokybės lūkesčiai, tiek trumpėjantis terminai, lūkestis į terminą, tiek kainos vis dar yra aktualus klausimas, ar ne. Tai visą tai stumia eiti tą skaitmenizacijos kryptimi ir joj neatsilikti. Trumpai apie iššūkius ir ne tik galbūt skaitmenizacijos dalyje, sakyčiau apskritai bet kokio pokyčio įvedimo į įmonę dalyje yra labai svarbu suvokti, kokią problemą tu sprendi. Darbas dėl darbo niekada neatnešė vertės ir tikrai reikia skirti laiko konsultuotis tiek su vidiniais žmonėmis, tiek su išorė, tiek su kitais patirčių turėtojais, kaip ta problema yra kitur, kokią tu problemą turi ir ar ji yra iš tikrųjų problema. Tikrai joks pokytis nenutinka be pokyčio lyderio ir be palaikymo, ką kalbėjo Renata. Tas pokyčio lyderis, jisai turi nutikti tam, kad įvestų nuo idėjos, nuo viršaus ar nuo iš apačios ateinančių idėjų, bet kad ta idėja ateitų nuo vizijos iki įgyvendinimo, realaus implementavimo. Nes kitų būdų tiesiog tos visos idėjos, kad ką nori nuveikti, numiršta pakeliui. Ir dažniausiai numiršta dėl įpročių, kur aš visą laiką taip dariau. Tai yra geriausias būdas, kaip aš darau, ir jūs čia man nepapasakosit, ką čia galima gero padaryti. Ir nežinau, neįsivaizduoju, kaip bus, tai, ką tu sakai, nepanašu į tiesą. Tai tikrai su tuo pokyčiu didžioji dalis ir pirmas darbas, ką reikia atlikti, gal antras jau po, sakykime, problemos suvokimo, tai yra įpročių keitimas, suvokti, kokius įpročius šiandien dienai mes turime. Tie žmonės, kurie atlieka tam tikras funkcijas, ką jie daro ir
kuo tie įpročiai yra žalingi, ydingi ir kaip juos reikėtų keisti ir būtent taip greitai įpročiai nepasikeičia. Žinoma, labai svarbu tinkamos prielaidos, naudai apskaičiuoti, jeigu netinkamai susidėliojai kryptis ir iš ko gausi naudą arba tavo lūkesčiai neatitinka projekto minties, tai čia vėlgi bus vadinama feilas, gale nebegausi to rezultato, kurio tu norėjai. Ne? Ir iš principo pati skaitmenizacija mano požiūrį yra apie duomenį. Tai jeigu įmonė šiai dienai neturi procesų ir jį bandys kažkaip skaitmenizuotis, įsidiegti kažkokius įrankius skaitmeninius, tai jis tik dar pablogins tą situaciją. Reikėtų vis tiek suvokti, kokios funkcijos, ką atlieka, kokie procesai, kas kam ką duoda, kokia yra įeitinė informacija, išeitinė informacija, susidėti tą procesą ir suvokti to proceso taškus, kurie trukdo tam efektyvumui pasiekti. Tai čia yra labai svarbus darbas atlikti procesą, roles ir funkcijas atsirašyti. Ir žinoma, po viso to, kai jau visą tai turi, visą laiką ateina tas klausimas duomenų tikslumas. Tai ar dabar jau čia tiesa, kad tikrai irgi reikia turėti procesą, galvoti, kaip tai nutiks, kaip dažnai, kokiais būdais galėtume tuos duomenis patikslinti, patikrinti, kiek tai atitinka faktą ir kad visą tai jums padėtų daryti sprendimus, ne iš intuicijos, kas būna, pradedam nutraukti verslą, nuo mažo verslą į didelį verslą, labai daug sprendimų būna intuiciniai, bet kad tuos sprendimus padėtų atlikti duomenys. Trumpai noriu pasidalinti, gal kaip buvo tais vadinamais senais laikais, kadangi turėjom projektavimą neskaitmeniniam formate ir tikrai daug užtrukdavo suvesti į stakles, tikrai turėdavom popierinių variantų, špargalkių vadinamų, tų ant langelį braižytų projektų ir skirtumas, kai turi skaitmeninius įrankius, kuriuos gali tiesiogiai sujungti su sistemomis, tiek ERP, tiek gamybinėms staklėmis, ar ne, iš visų įvairių pusių tu gali pateikti tinkamą informaciją. Mes realiai startuodami su skaitmeniniais įrankiais tikrai pagerinam ne iš karto, bet dabar galėčiau sakyti, kad apie iki 50% kokybė, nes sutrumpėja laikas operatorių, kurie laksto su lapais, klausom, tai čia taip frezuoti, o čia nefrezuoti, o tai čia iš viso, čia iš kurios pusės. Tai visą tai tikrai sutrumpina ir netgi, sakyčiau, ne tik kokybės prasme, bet ir efektyvumo prasme labai stipriai pajudėjome į priekį. Iššūkiai paminėjau kaip projektavimo fazės, bet iš principo gal kalbėčiau labiau apie verslo iššūkius, su kuo susiduriam, tai vis dar turime mūsų rinkoje skirtingus projektavimo metodus savo pačiam tikslui pasiekti. Tai tas tikrai kelia labai didelį iššūkį, nes tu negali standartizuoti. Tai reiškia, nėra apskritai, netgi mūsų rinkoje valdininkai mažai naudoja arba, drįsčiau teigti, nenaudoja pačių standartų kaip tiesiog B2B versle, ar ne? Tai reiškia, tu negali nieko standartizuoti ir nieko automatizuoti, net kiekvienas savo gaminys, nors realiai gaminama nėra tokio jau išskirtinio elemento, kaip virtuvės visos turi šonus, visos spintelės turi dugnus, atrodo kaip ir apie tą patį, bet yra labai daug niuansų, kaip kiekvienas suprojektuoja savaip, ar ne? Ir tai kelia iššūkių versle ir negali pilnai visko automatizuoti. Dar turime, kaip ir žinia, butelio kakliuką rinkoje projektavimas, tai projektuotojai konstruktoriai iššūkiai, ar ne? Džiugu, kad tiek mes kaip Ruknė, tiek kitos įstaigos prisideda prie plėtros šito butelio kakliuko, bet su tuo ateina ir tam tikros rizikos, kurias reikia suvaldyti, nes nauji projektuotojai, jie tikrai ateina į rinką ne taip kokybiškai, kaip tie, kurie yra išaugę iš tų gamybinių įmonių, ar ne? Ir labai dažnas iššūkis yra, kad tiek klientas, tiek pats projektuotojas projektuoja baldus į nulį,
neįsivertina tolerancijų įvairių, jos nutinka ne tik tai montavime, toj daly dar kažkaip yra jos suvokiamos, kad ten reikalinga palikti laisvumą, kažkokią toleranciją, ar ne, bet nėra pilnai suvokiama, kad tiek staklės kiekvienam darbo centre turi tam tikrą toleranciją, tiek pačios medžiagos turi nuokrypius, ar ne, tiek svorio, kalbant apie plokščius, ar ne. Tai va čia yra tas iššūkis realiai apie standartizavimą didžiausias, sakyčiau, susidurėm. Gamybos valdymas, tai pagrindas yra matyti apkrovimus, matyti užsakymą, ir šiai dienai mes taip pat turime, galime žinoti, kur kiekviena detalė yra, nusiskanavus su skaneriu QR kodas, jisai RP sistema iškart mato, kad ta detalė yra gręžimo operacija ir taip toliau. Tai skirtumas tarp to, kas buvo kažkada, kur turi bėgioti su lapais atpauzinti, atspėti darbų apkrovimą, tikrai jau praeitis. Mes anksčiau net ir vadindavom savo gamybą kaip juodoji skylė, gali įleisti užsakymą ir tikrai nežinai, kas iš jo gausis gale ir kada gausis gale tas visas procesas. Tai šiai dienai ir jau ganėtinai ilgai esam tame periode, kai galime sau kelti dar didesnius lūkesčius, stebėti on-time rodiklius, in-time rodiklius, tikrai užtikrinam pakeičiamumą ir tas padeda gamybos valdymas turėti daug efektyvesnį procesą ir užtikrinti pažadų laikymąsi klientui, nes tikrai yra labai svarbu. Sandėlio skaitmenizacija, tai vėlgi gan juokingai pasakysiu, kai turėdavai remtis žmogaus resursų, sakyti, prašau, atkrauk man tą plokštę, jis nežino, gal kur jį yra, nes vienas padėjo į vieną vietą, kitas padėjo į trečią vietą, dabar žinok, kokį dar dekorą, jam reikėjo žinoti ir spalvą, ir daug dalykų atminti. Tai šitos vietos vėlgi neįsivaizduoju, tokiais kiekiais, kokiais dabar trukmė dirba, apie SKU, turim aktyvių šiai dienai plokščių apie 500, briaunau dar daugiau, gal 1000. Tai tokį kiekį skirtingų dalykų prisiminti galvoje ir kur kas yra padėta tiesiog neįmanoma. Ir tas prekių skanavimas, sandėlio vieto valdymas įvairių, tai neatsiejama dalis, ką reikia irgi būtinai pasidaryti verslui. Tu gali netgi dėti maršrutus, kaip surinkti visas prekes pagal tam tikrą takelį, kad tau būtų efektyvu, kad kuo mažiau minučių užtruktų sandėlio darbuotojai ir į gamybą pateikimas pagal pjovimo planą, kad nereikėtų operatoriui vartyti dar plokščių papildomai. Tai, žodžiu, tas yra irgi must iš tų dalykų, ko versle turėtų atsirasti. Tai mano išvada yra, kad skaitmenizacija tai yra būtinai procesai, tai yra duomenys ir tik tada technologijos, ką galima būtų įsivesti, kad galėtum tą patį laiko vienetą sukurti daugiau vertės. Ačiū. Labai įdomus buvo pristatymas, labai įdomu paklausyti. Nežinau, jau gal kokie 25 metus. Tai šitie labai įmonė buvo tikrai labai įdomu. Ačiū Jums. Dėl laiko stokos aš klausimų Jums neužduosiu. Tiesą pasakius, netgi gal ir nežinočiau, ką užduoti, nes tai, ką aš čia buvau pasirašęs, Jūs jau atsakė. Tai Modestai, tu esi Eigidos direktorius ir labai gerai žinau, kad reiškia nuo tavęs Eigidoje prasidėjo, su tavo atėjimu prasidėjo didžiulės permainos Eigidoje. Pasakok, ką jūs darot, ką tu darai, kaip darai, kas veikia, kas neveikia. Gal pirmiausiai šiek tiek klausytojams prisistatysiu, kas yra Eigida, turbūt esam mažai žinoma įmonė, mes esam nedidelis verslas, apie 40 darbuotojų, bet stabiliai augantis. Ir paskutinius, gal nebūtinai nuo mano atėjimo, gal per paskutinius 5 metus įmonė nemažai investuoja į skaitmenizaciją. Gal mano atėjimas sutapo su naujos verslo valdymo sistemos įdiegimu.
ką mes žinome, kad tai nėra labai paprastas procesas, jau kolegos paminėjo, kad bet kokį naują skaitmeninį įrankį diegiant į verslą, mes turim nemažai pasipriešinimo iš darbuotojų, iš žmonių, kurie turės naudoti tą skaitmeninį įrankį. Tai aš patekau į tą etapą būtent. Ir ką pavyko gana lengvai padaryti, tai kad mes sakykim, kad gana nesunkiai tą transformaciją praėjom. Aišku, buvo ir pasipriešinimo, buvo ir tam tikrų iššūkių, bet tą etapą gana lengvai praėjom turbūt dėl to, kad pavyko su žmonėm kalbėti. Svarbu juos turbūt yra edukuoti, juos informuoti, kai įsidiegsime įrankį, ką mes pasieksime, kur mes būsime, ką mes palengvinsime ir ką reikės padaryti, kad tą mes įrankį įsidiegtume. Mums nereikia darbuotojams turbūt teikti iliuzijų, kad čia bus viskas gražu pūkuota ir rožinė spalvom nudažyta, nes suprantam, kad bet kokį skaitmeninį įrankį diegiant mums reikia duomenų. Tos duomenys gauti, nes juos turim iš kažkur paimti. Ir jeigu tai yra mūsų pirmasis įrankis, tai dažnai būna Exceliukai, tai būna popierius, tai būna kažkur iš to programuotojai tikrai negali to padaryti. Tai jeigu mes tinkamai edukuojam žmonės, mes su jais kalbam ir juos informuojam, kas jiems po to bus geriau, kas po to bus įmonei geriau, tai jie priima šitą transformaciją šiek tiek kitaip, šiek tiek lengviau. Aišku, tai yra labai svarbu pasirinkti ir atinkamus partnerius, nes tas suportas, kaip Renata minėjo, yra vienas iš kertinių kampų, kur įvykus kažkam, su kuo mes nesusitvarkom, turi mūsų partneris ateiti ir padėti. Nesakyti, kad jūs kaltas, kad nemokat, eikit pasižiūrėkit filmuką, bet ateit, atsisės šalia ir sakyti, reikia spausti čia, reikia daryti čia, reikia daryti tą. Ir tokiu būdu žmonės supranta, kad, ką mane Kęstutis yra išmokęs, kad klaidas daro ne programos ir ne programinė įranga, klaidas daro žmonės. Žmonės, kurie ar tai duomenys neteisingai įvedė, ar kažkokį procesą neteisingai daro. Tai jo, labai yra svarbu teisingi partneriai, kad tas skaitmenizacijas bandžiau praeitų, bet kokiu atveju jau ir įdiegus verslo valdymo sistemą, tai yra gyva ekosistema, kur nuolatos keičiasi, nuolatos vyksta kažkokie norai, ką reikia pakeisti ir todėl irgi labai svarbu, kad su partneriu nuolatos bendrauti ir tą sistemą keisti taip, kad ji būtų patogi ir tinkama naudoti. Čia vieną klausimą iš Deivido turėjau, ar skaitmeniniai įrankiai negalėtų sumažinti įmonės lankstumą. Tai galvodamas aš apie šitą klausimą turėjau tokį nevienareikšmišką atsakymą. Kartais ne, kartais taip. Bet šiandien jūsų klausydamas, suprantu, mes turim visiškai bendrus sąlyčio tuos kampus, kad diegiant skaitmeninius įrankius yra labai svarbu įsivertinti, kokius procesus egzistuojančius mes jau turime įmonėje, ar jie yra tinkami ir veikiantis, kad tų netinkamų ir neveikiančių procesų neskaitmenizuotumėm ir nepaleistumėm į erdvę, su partneriais padaryti auditą. Gal mes viduje esantis net nematom, ko mums reikia, kad mums pasakytų, kokių žingsnių reikia, kokių procesų, kokių veiksmų mums reikia. Ir kad tuos skaitmeninius įrankius pasileistumėm jau apgalvotus ir teisingus, kad žmonėm nereikėtų pradėti daryti kažkokių tai apėjimų. Aišku, mes visi esam žmonės, mes visada ieškom lengvesnių kelių, ieškom lengvesnių būdų, kaip kažko nepadaryti. Atrodo kartais pats paprasčiausias dalykas, kaip QR kodo nuskenavimai, tai yra tik lapo prikišimas prie skenerio. Bet operatoriui yra antiek sudėtingas dalykas, kad reikia net įsivesti KPIs, kad stebėti, ar jie tai daro.
Tai tai kalbant apie lankstumą, jeigu mes teisingai įsidėgiam įrankį, neturėtų sumažinti lankstumo. Bet jeigu įvyksta taip, kad mes pradedam naudoti kažkokius tai apėjimus, reikia į tai reaguoti staigiai ir tiekti tą skaitmeninį įrankį, kad to apėjimo nebūtų ir spręsti tą problemą, kodėl žmonės tą apėjimą daro. Svarbu nenumesti, nepalikti šone, išsistęsti ir kad tai nepasikartotų ir tai bus tada tikrai pilnai veikianti skaitmeninė sistema. Kaip pamatyti tą? Manau, kad kas mūsų atveju suveikia, tai kad mes KPI-sus įsivedėm, rodiklius, kuriuos kasdieną stebim, atrodo, tai, kur mes ką tik pasiekėm, QR kodo nuskaitymas. Mes kasdieną stebim, kiek QR kodų gamybos eilėje nebuvo nuskaityta. Ir tik pradėjom stebėti tą rodiklį, iškart viskas pasikeitė, darbuotojai, operatoriai pradėjo QR kodus nuskaitinėti. Ir jeigu mes kasdienių susirinkimų metu net pastebim, kad yra kažkoks procesas apeinamas, iškart pas mus užsidega raudona lemputė, pradedam eiti gilyn ir tada pastebim, kad tai yra gilesnė kažkokia tai problema. Tarkim, tiekėjas neužpajamavo medžiagų, bet sandėlį turėjo, panaudojo, baldas pasigamino, bet sistema rodo, kad nėra medžiagų. Mes negalim skenuoti, negalim uždaryti operacijų. Ir žiūrim giliau, kodėl tas tiekėjas neužpajamavo, kas nutiko, ar tinkamai minmatrus valdo. Nežinau, gali būti technologinis procesas kažkoks, kur, tarkim, reikia kampų detalę supjauti, bet mes to neįvertinom. Ir neįvertinom, kad reikės detalę nunešti apamatinį staklį. Mes negalim to palikti. Iškart gamybos vadas turi kurti šitą produktą, būtent, kad yra naujas technologinis veiksmas, mes turime naudoti kitas stakles ir turime kampų supjauti. Svarbu yra laiku ir vietoje spręsti kylančias problemas. Ir vis taip pat manęs klausia apie motyvaciją darbuotojų, kaip darbuotojus motyvuoti, kaip jo, bet iš tikrųjų turbūt nėra irgi vienareikšmiško atsakymo apskritai verslo valdyboje, kai kalbame apie darbuotojų motyvaciją, mes turime šimtų skirtingų variantų, kaip tą daryti, piniginė išraiška, dar kažkaip. O kai kalbame apie skaitmeninius įrankius, tai yra dar sudėtingesnis dalykas. Ir aš tikrai neturiu šitą klausimą teisingo atsakymo ar tokio atsakymo, kuris pas mus suveikia, bet manau, kad žmogui reikia sukurti tą pasitenkinimo jausmą, kad mes įsidėgiam, jis veikia, man kažko nereikia daryti, mes esam geresni negu mūsų konkurentai, kurie vis dar siunčia Excelį, arba iš vis popieriukė, kaip rodėt, nubraižys baldą, mes mokam daryti geriau ir tas pasiekimo jausmas tikrai juos motyvuoja tą daryti. Ypač jaunesniai kartai. Vyresniesiems, kurie tom technologijom nėra įpratę naudotis, jiems darbo krūvio nuėmimas yra labai svarbus. Tarkime, sąskaitų įkėlimas į sistemą, kai yra automatiškai užpildomi laukeliai, nereikia rankom sudėtinėti, tikrai jiems duoda papildomą naudą ir motyvuoja, kad tą įrankį naudoja. Tai turbūt viena iš motivacijų. Supratau. Ačiū, Modestai. Dabar gal iš klausytojų klausimą, kas nors norėtų. Aha. Gerai, laikas baigėsi, klausimų nėra. Tai paskutinis mano klausimas, reiškia, visiems, reiškia, diskusijos dalyviams. Tai skaitmeninė transformacija yra kas? Ar tai yra IT projektas, ar tai yra tiesiog įmonės strateginis požiūris, įteikimasis, kas yra? Šitą klausimą. Man atrodo, aš jau savo prezentaciją atsakiau, kad visgi tai nėra tik įrankis, o įrankis yra viena iš dedamųjų.
ji yra labai svarbi, bet skaitmeninė transformacija tai pirmiausia prasideda nuo strateginės krypties pasirinkimo, o toliau jau tada įgyvendinimo projektų planavimo. Įrankio pasirinkimas, atsirinkimas yra vienas iš žingsnių. Visas pokyčio valdymas ir jame vykstanti analizė, konfigūravimas, procesų reinžinieringas, tai yra perdėliojimas, kaip tu dirbsi ateityje, yra kita dedamoji, na ir paskui labai svarbu tas palaikymas, nes skaitmeninė transformacija nesibaigia, jinai vyksta visą laiką, taip kaip finansų valdymas visą laiką vyksta, taip kaip gamyba visą laiką vyksta, jeigu esi gamintojas. Tai ir tavo resursų priežiūra, jeigu prižiūri įrengimus, turi prižiūrėti ir sistemas. Jos tavo resursas ir turi būti tiek plėtojamos, tiek prižiūrimos, tiek atnaujinamos, integruojamos, daug visko galima daryti, nes technologinė aplinka keičiasi, vystosi, atsiranda kažko naujo, dabar visi apie dirbtinį intelektą ir jo integravimą kalba. Ir tai bus neišvengiama dalis, kaip tu jį integruosi į savo veiklos procesus. Ačiū. Aš manau, kad skaitmeninė transformacija apskritai čia turbūt, jeigu imti baldų visą sektorių, mes turim begalinę konkurenciją. Mes turim Lietuvoje didžiulį kiekį baldininkų, kur skaitmeninė transformacija tampa higiena. Tai nebėra kažkas, ko reikia strategijoje ar dar kažką. Čia ir dabar. Reikia daryti čia ir dabar, nes tai yra higiena. Įmonės, kurios nori augtis, nenumirti ir neužkėti, jos turi tiek skaitmeninius įrankius. Jie turi modernus būt. Turiu labai gerą pavyzdį čia, nes prieš keletą savaičių iš vieno didžiojo baldininkų gavome užklausą pagaminti tam tikrus baldus, dideli kiekiai. Ir vien dėl to, kad mes turime galimybę integruoti tas pačias Katraito sistemas, mums nebereikia perprojektuoti baldų, mes atpiginame baldo gamybą, gaudami iš kliento CSV failus, juos suskėlę į savo sistemas ir mes tiesiog galim paleisti į gamybą. Tai jeigu mes turime teisingus skaitmeninius įrankius, mes esam konkurencingi ir drąsiai galim juos rinkti. Aušra, tai skaitmenizacija įmonės lankstumą didina ar priešingai mažina? Labai priklauso nuo įrankių iš tikrųjų. Turbūt, kad būtų pagrindinis procesas, kuris yra esminis, kaip stuburas ir tie įrankiai atitiktų to poreikį. Ir žinom tikrai, kalbėjo kolegos, kad žmonės vis tiek daro tos nuokrypius nuo pagrindinių procesų, susitarimų. Plus mūsų rinkoje, kaip ir sakiau, yra skirtingas projektų įeitinės informacijos, yra didelis skirtumas, failų skirtumas. Tai tu turi turėti rizikų valdymą tame ir tą lankstumą susikurti per papildomus procesus, kaip tokiai sistemai, kaip tokiam įvykiui kažkokiai situacijai išspręsti. Tai jei teisingai susidėlioji tam tikrus dalykus, tai nemažina tavo lankstumą. Tai nėra apribojimai. Papildoma tiesiog kažkokio tai priedo atsidėjimas, kad vėlgi galėtum anksčiau reaguoti. Taip. Verslui tikrai labai yra svarbu turėti galimybę gauti įvairaus tipo, sakykime, duomenis. Dažnai softai, kurie kuriasi patys, ar ne, ir mūsų teikėjų ratas, kuris yra Lietuvoje, užsienyje, daro tai unikalų produktą. Verslui to unikalumo tai nereikia. Verslui reikia kaip tik daugiau galimybės gauti įvairių tipų informaciją. Tai čia tiekėjai galėtų iš to vietą toliau plėsti, bendradarbiauti su savai, turėti įvairius duomenis.
Gerai, Eduardai, aš tau klausimų neužduosiu, nes bijau, kad mes sėdėsim iki 4. Gerai, ačiū visiems už tai, kad klausėtės, ačiū, kad buvot kartu su mumis, ačiū visiems diskusijos dalyviam, buvo labai įdomu, aš manau, kad aš labai norėčiau, aš tikiuosi, reiškia, kad mes, reiškia, darysime vėl ir vėl. Reiškia seminarų, kas liečiam baldų gamybą ir medienos apdirbimą, be abejo, ir lentpjūvystę. Man tai labai įdomu, tai yra mano sritis, reiškia, ir ką, dar sykį ačiū visiems ir iki kito karto. Iki kitų kartų.